Įspūdžiai tokie, kad per pirmus 2 mėnesius pardavimai pašoko, jeigu ne 2 kartus, tai 3 kokius arba pusantro, tikrai. Kai seniau apyvartos būdavo apie 2000, 3000, ta prasme, vienas kitas parsiduodavo objektas. Tai dabar praeitą spalio mėnesį apyvartos 4000 eurų. Kaip žmogui tikinti, kai jam neapsimoka kišenėje laikyti to $10,000 ir kad jis niekur geriau tų $10,000 neišleis, kaip tavo produktą, tu moki įtikinti ant lapo jam surašyti vienoj pusėje, ką jis gaus, tai nusipirkęs ir ką jis negaus nusipirkęs, ką jis gaus nusipirkęs kitus daiktus už tą pačią sumą. Jeigu tu sugebi žmogui įtikinti, kad jam neapsimoka tų pinigų laikyti kišenėje, jisai pirks iš tavęs. Ir jeigu pritrūksta motyvacijos žinių, jūs tik įsėdate į ausines, perklausot greitai ir jūs jaučiatės gerai, jūs einate ir jūs parduodate. Sveiki, Remigijau. Jūs pirkote Patrauklus vyras LT programą audio, kaip parduoti savo produktus ir paslaugas. Papasakokite, kodėl pirkote šią programą. Ši programa labai pasirodė patraukli tuo atžvilgiu, kad Patrauklus vyras pasižymi puikiais pardavimais. Ir man pasirodė, kad galbūt ši programa gali padidinti ir mano pardavimus. Tai, tu prasme, labai suviliojo, labai sudomino. Tai šią įsigijau. Išaiškinta aiškiai, ką reikia atsidaryti, kaip reikia pasiruošti, kaip reikia kliento pažinti. Ir kaip reikia 5 pagrindinės pardavimo fazės padaryti. Kodėl svarbu žmonėms žinoti šią programą, išmokti aplamai gyvenime? Kodėl tai yra svarbu? Visų pirma, mes visi esame pardavėjai. Ne tik tais tie, kurie kažką pardavinėja, bet paprasčiausias žmogus, kuris eina ieškotis darbo, kalbasi su darbdaviu, jisai save parduoda praktiškai. Tai tu turi irgi, tarkim, jeigu tu eini ieškotis darbo, tu nori geresnio darbo, išsiderėti geresnės sąlygas, tu šitoj programai išmoksi kaip dėrėtis. Tai yra investicija. Kiekviena investicija susijusi su rizika. Klausimas ne kiek jinai verta, kiek tu iš jos pasimsi iš tos programos. Programa turi potencialo, ją išklausius ir išmokus įsisavinus, dar su Patrauklus vyras konsultacija, jūs duodat konsultaciją, galima išsiklausinėti visus klausimus, kas buvo neaišku ir tikrai atsiperka, galiu pasakyti. Man iš pradžių irgi buvo baisu, bet kai įsigijau šią programą, pasidarė aiškiau iš pat pradžių, kad čia yra galingas užtaisas. Ta prasme, galima iš jos tikrai daug pasiimti. Tai tie, kas abejojat, pasvarstykit šitą variantą. Tai ponai, šią programą aš padariau, išrinkau aplamai pasaulyje esančių geriausių pardavėjų žinias, kiek aš pats investavau jų mokymus, kiek aš pats domėjausi. Praktikoje viską išbandžiau ir kadangi mes dirbam gal 6 metus moterų viliojimo srityje, moterų viliojimas tai yra pardavimai. Visiškai tu esi produktas, moteris arba tai perka arba neperka. Aš tai susijau, nes visgi seksualumas, patrauklumas yra labai svarbu pardavime. Tai žmonės mėgsta, tai žmonės patinka ir tai daro šį produktą išskirtinį. Tai negana to, kad jūs sugebėsite gerai parduoti savo produktus ir paslaugas. Dar sugebėsite, kaip, pavyzdžiui, jeigu moteris žiūri, tai jinai sugebės puikiai ir vyrui patikti būti seksuali, kaip sakant, ir tas pats vyras irgi sugebės irgi geriau save parduoti moteriai. Tu tai šią programą privalai įsigyti ir čia bus tavo geriausia investicija, nes tu sunkiai dirbi, uždirbėsi vertas investuoti į tai ir aš nežinau, ką tu gali geriau nupirkti, kiek ta programa kainuoja, ne? Tu nupirksi bet kokį materialų daiktą, jisai nuvertės. Pašiausiai jisai pradės prarasti vertę, jis tau tik padės siekti kažkokiu tikslu tas daiktas. Bet esmė, kad yra, tu mašiną nusipirksi, tu ją tik išsivarysi iš salono, jau jos 30% kaina krenta. Tu pradedi ją remontuoti, pradeda jinai birti, tik iši pinigus ir nieko tai neatsiperka. O čia yra dalykas, kuris aplamai pakeitė mano gyvenimą, aš nustojau jaudintis apie pinigus. Nustojau tiesiog, kai tu moki parduoti, kai tu supranti, kad kaip žmogui tikinti, kai jam neapsimoka kišenėje laikyti to $10
$10,000 ir kad jis niekur geriau tų $10,000 neišleis, kaip tavo produktą, tu mokai įtikint ant lapo jam surašyti vienai pusiai, ką jis gaus, nu tai nusipirkęs ir ką jis negaus nusipirkęs, ką jis gaus nusipirkęs kitus daiktus už tą pačią sumą. Jeigu tu sugebi žmogui įtikinti, kad jam neapsimoka tų pinigų laikyti kišenėje, jisai pirks iš tavęs ir programa šitą negali kainuoti ten €100, negali kainuoti €200, nes nieks jos nevertys ir ta prasme bus tai, kad tu perklausysi, numesi į stalčių ir viskas. Kai tu investuoji šiek tiek daugiau, tada tau norisi tai užsidirbti. Spauskite įdėti į krepšelį, užsisakykite, kai apmokėsite, jums bus atsiunčiama, kaip parsisiųsti audio programą, yra autorinės teisės saugoma, draudžiama ją kažkam rodyti, dalintis, nes jūs tada dalindamiesi, duodami kitiems sutinkate sumokėti sumą parašytą pačioje puslapiu prie mūsų taisyklių. Sėkmės tobulėjant ir svarbiausia, kad kodėl mūsų veidai yra retušuoti, kad apie pardavimus niekas negali žinoti, nes tada pradeda jumi žmonės nepasitikėti. Tu pardavėjas, tu žinai technikas, tu gali parduoti, šio žmogaus vardas irgi yra pakeistas, nieko apie jūs jį nesužinosit, kas jisai yra toks, apie mane irgi. Ir apie pardavimus, tai galite žinoti jūs ir ta būtent programa yra jūsų geriausias draugas, su kur visur jūs keliaujate, visur turite tą programą su savimi ir jeigu pritrūksta motyvacijos žinių, jūs tik įsėdate į ausines, perklausot greitai ir jūs jaučiatės gerai, jūs einate ir jūs parduodate. Tai sakant, padaro žmogui gerą, jūs įtikinat, kad neverta kitką pirkti, o verta šitą pirkti, nes kitą neapsimoka, bus klaida. Bombina ta programa, iš tikrųjų motyvacijas duoda, tai persiklausai, atrodo, ne viskas, galiu bet ką įtikinti, bet ką prikalbinti, prasme, pirkti ar paslaugą produktą. Na, jinai labiau orientuota į paslaugas, tai produktas irgi analogiškai viskas. Tai jeigu tu ieškai darbo, tu paslaugą duodi, tai tu parduodi paslaugą. Viską reikia žiūrėti kaip į pardavimą ir tu esi pardavėjas. Ja, ir jūs, pavyzdžiui, galbūt galvojat irgi, kad žiūrit, pavyzdžiui, va čia yra, pavyzdžiui, žmogus dėjo paprastą striukę. Nu taip, užsidėjo tokius rūbus, su kuriais jisai neina niekur. Ta prasme, irgi tai yra privatumas, mes negalim irgi daryti video atsiliepimus atvirais veidais, rodyti kas. Po to tu naisi pas klientą, sakys, aš mačiau, tik tu pirkai pardavimų programą, tu žinai kaip, tu mane apgausti. Mums to nereikia, suprantat. Mums to nereikia. Jeigu jūs norit valdyti realybę šią, stipriai valdyti, pardavinėti su didelėm sumom, aš nekalbu ten pardavinėti. Aš ateidavau pas mane klientas, sakydavau, aš iš tais nieko nepirksiu, aš jam skydavau, įsidėk €10,000, atvažiuok pas mane. Skydavau, ką tu čia darai, žinai. Ir aš skydavau, tiesiog tu pasiimk, sakau, ir viskas. Ir jisai atvažiuodavo, jisai man tų pinigų neparodydavo, kad turi, skydavau, aš nusiėmiau. Jis sako, aš nieko nepirksiu. Aš tik jį įtikindavau, kad jisai nupirkdavo mokymus. Išvažiuodamas, nes jam neapsimoka kito pirkti. Jisai skydavo, ačiū tau, kad tu man atvėrė akis. Jeigu tu gali žmogui duoti tai, ko jis net nežinojo, kad... Nežino, kad jam reikia. Tai jisai tada paims. Jo. Ir visą tai sužinosit šioje programoje, jinai yra išskirtinė. Manyčiau, nežinau, ar yra kažkokių produktų panašių Lietuvoje, ieškokitės. Bet čia yra viskas iš praktinės pusės. Grinai pavyzdžiai skaitomi, Skype istorijos skaitomos, e-mail istorijos, kaip rašinėjusi, kaip susidomi klientas, kokias turėjo kliūtis, kaip reikėjo jas apeiti. Praktiniai pavyzdžiai labai naudingi. Jo, praktiniai. Tai ir aš pats matau savo klientą, kuris yra N kartų daug labiau pats pasitikintis, jaučiantis, kad tu savo rankose jau turi tuos pardavimus. Tas yra labai svarbus. Tai sėkmės jums visiems, saugokite savo privatumą ir investuokite šią programą. Iki.